prasimušėm. Prisižaidėm. Viešpatie. Aš tai netempiu. Aš tik virvę pačiupinėjau, Mikis irgi netempė. Nu, blemba, tai tada aš irgi netempiau. Alfa, tu tempiai. Viešpatie. Nu, matot, Alfa irgi netempė. Aš manau, kad žmonėms reikia juoktis prieš Kalėdas. Tai tikrai labai geras spektaklis šeštadienio vakarui ar šiaip vakarui po darbų, kada visi pavargę. Tai, kad yra tam tikrų aštrių dalykų, man atrodo, dar tik tai paskanina viską. Nereikia rusai tų raktų ten pilna. Tu paimk, nes jei nepaimsi, aš tavo gaidžiai toje antrą ausį nurausiu. Nu, tai kad nereikia mum. Irutė, būk gera, gerbk žmogų, paimk raktą. Beprotiška emocija ir ta energetika. Aš paskutinį gal prieš 5 metus buvau tokią emociją patyręs, nu, kaip patyriau šiandien. Ir dvigubai daugiau negu prieš tuos 5 metus. Tai buvo neįtikėtina, tai buvo super. Dėl manęs, man tai viskas labai gražu, kadangi tai yra žiemos pradžia, tai yra premjera ir labai gerai žiemą pradėti nuo linksmo, gero, nuostabaus spektaklio, profesionalaus. Aktoriai buvo, fantastika, iš tikrųjų, galima pavydėti. Ir kas svarbiausia, mes su Vitaliu laukiam to momento, kada mes galėsim taip, rimtai pabūti. Neišėjo šitai. Norisi taip susikau, bet iš tikrųjų buvo aišku, aš labai retai juokiuos. Dabar sakė, eisim bandelių su garstyčiam suvalgyti, kad taip susiraukti ir biškį atsigauti po šitą nuostabaus pasirodymą. Žmonės! Stanislavai, Severiutė, iš kur aš jį paimsiu, jeigu aš jo dėjėmiau? Nu tai atleisk, tai kam čia prašai atleisdama? Taigi tu liepei ir aš atsiprašiau. Aš visada turiu tokią slaptą, nesvajonę, galbūt tokią slaptą norą. Vakarais, vedžiodama šunį, žiūrėdama į daugiabučius, stebėdama langus, užuolaidą, skirtingų spalvų apšvietimą, kaip pro raktą skylutę pasižiūrėti, kaip gyvena žmonės. Žmonės be kaukių, tokie, kokie jie yra iš tikrųjų, ir gražus, ir negražus. Ir šiandien po šito spektaklio toks jausmas, kad tas noras šiek tiek išsipildė. Aišku, buvo be galo juokinga, puikūs charakteriai, aplodismentai režisieriai, aplodismentai kolegom aktoriam, labai geri vaidmenys. Erotinį matyt! Erotinį, kad į kelnes lindo, ne? Tu tylėk, pagilka! Pati tu tylėk, tu nimfomanė! 40 metų dar erotinius sapnus sapnuoja! Tavo amžių, Irutė! Apie amžinas vertybės jau reikėtų galvoti! Apie klimaksą! Tylos, moterys, tylos! Nežinau, ar šitas spektaklis verčia susimasyti apie gyvenimo prasmę, bet pramoga puikia. Aš tau taip išbursiu, kad taviškis amžiams 5:06 rodys. Bilietą kur? Kur tu jį padėjai? Kur nukišai? Ten? Ar ten? Kur? Apatiniuose? Maukis kelnes? Toks smagus, labai geras, labai teisingai, labai smagi, man labai patiko. Jokai nesusipratimas. Į šitas čia. Sodomo Gomora. Visą šeimą iškrypėlį. Šitą nimfomanę, šitas vojeristas. Lina, tu ne veltui nervabaisi tuos kelis pastarosius mėnesius, nes tavo vaidmuo nuostabus.